Laidą pristato draugiškos aplinkai automobilių priežiūros priemonės plovimui be vandens EcoTouch. Sveiki, mėlyje, jūs papuolėte tiesiai į šventę, nes šiandien tai jau trečioji paprastai apie sudėtingus laida. Ir šiandien mes švęsime bei kalbėsime apie šventinius dalykus. Bus šiek tiek kepiriukų, bus šiek tiek ir deimančiukų. Na, o jūsų lauks ir praktiškas patarimas atšilus orams. Sužinosime, ką daryti, kad susiplakusio gazuoto gėrimo skardinė atsidarytų saugiai ir ramiai. O laidos pabaigai aiškinsimės, kaipgi veikia alkotesteris ir ką daryti, jeigu už vairo sėdote viršyje saugią kefyro dozę. Tačiau noriu tik akcentuoti, kad kalbėsime ne apie deimančiukus, bet apie deimantus. Tai labiausiai man sugadinęs nuotaiką mūsų laidos reportažas. Taip pat noriu priminti, kad laukiame jūsų laiškų su ramybės neduodančiais klausimais. Jūs mums klausimą, mes jums jį aiškinantį mokslininko komentarą ar eksperimentą. Savo klausimus, net ir pačius netikėčiausius, kviečiame rašyti specialioje paprastai apie sudėtingus anketoje tv6.lt arba Facebook profilyje. Gabrielė, o ką tu galvoji apie raudonus čili pipirus? Oi, tai mano viena mėgstamiausių muzikos grupė. Ne, aš ne apie grupę, aš apie tikrus pipirus. Suvalgau, nesu aštrių pojūčių mėgėja. Jeigu, pavyzdžiui, aš tau pagaminčiau ką nors aštriai valgytum. Aštriai smirdančias kojines? Ne, kojines jau praeitas etapas, tikrai šį kartą iš tikrųjų nuoširdžiai pagaminčiau ką nors ar valgytum. Paragaučiau? Ragau. Pažadu. Pažadu. Gerai, tai tuomet mes žiūrime reportažą, o po to praktinė dalis. Visi mes turime skaniausią patiekalą, arba tai, be ko tiesiog negalime gyventi. Pavyzdžiui, daugeliui patinka labai aštrus maistas, kiti negali gyventi be saldumynų. Vieniems patinka žandus traukiantis rūgštumas, kitiems tiesiog sūrumas. Nuo ko tai priklauso? Aš nežinau, tačiau žmogus, kurį pakalbinsime, neabejoju atsakys mums visus rūpimus klausimus. Žinau, kad burnoje nėra aštraus skonio receptorių. Ar tikrai taip? Jūs visiškai teisi. Pavalgius aštrių maisto produktų jaučiamas skausmas ir apgaulingai jaučia smegenis, kad burnoje pakyla kūno temperatūra. O tai kokie vis dėlto yra mūsų burnoje skonio receptoriai? Burnoje išsidėstę visiems mums plačiai žinomi 4 rūšių receptoriai. Tai būtų saldų skonį jaučiantys receptoriai, liežuvio viršūnėje, sūraus skonio receptoriai, kurie randasi truputį aukščiau liežuvio viršūnės, taip pat šonuose išsidėstę receptoriai, kurie jaučia rūgštų maistą ir liežuvio šaknyje išsidėstę receptoriai, kurie jaučia kartų maistą. O nuo ko priklauso mūsų skonio suvokimas? Kodėl vieni žmonės mėgsta aštresnį maistą, kiti saldesnį? Genetiniai faktoriai nulėmė, jog vienų receptorių tankis liežuvio audiniuose yra didesnis, kitų mažesnis. Na, o iš kitos pusės galėtume teigti, kad ir žmogaus įpročiai, mitybos įpročiai šeimoje, pavyzdžiui. To, kaip buvai auklėjimas, tai ir valgyti. Taip aš ir norėjau pasakyti, reiškia, kaip žmogus buvo auklėjimas, kaip matė pavyzdį šeimoje, taip ir pats elgėsi. O kodėl yra produktų, kurių skonis pirmą kartą paragavus mums nepatinka, o vėliau pradeda patikti? Pavyzdžiui, alyvuogės. Aš manyčiau, kad tai daugiau sietina su psichologiniu poveikiu. Vis tik tai žmogus mato, ką kiti daro, ką kiti valgo, kad ir tos pačios alyvuogės ir pradeda patikti. O kaip mūsų skonio receptorius veikia skonio stipriklis? Skonio stipriklių poveikis tai yra lyg 5. skonio jausmas. Kartais dar tai vadinama umami pojūčiu, kuomet įvairios medžiagos, pavyzdžiui, natrio gliutamatas paveikia specifinius receptorius esančius liežuvyje. Tada mūsų smegenys pajaučia, kad suvalgytas maistas yra skanus, kad suvalgytas maistas teikia pasitenkinimą ir dėl to žmonės pradeda daugiau valgyti. Mindaugai, kodėl mes atėjome į laboratoriją ragauti tavo pagaminto maisto? Gabrielė, netrukus tu galėsi palengvinti daugelio mūsų žiūrovų dalę. Negąsdink manęs.
Gabrielė, aš pasistengsiu palengvinti ir tavo dalę ir noriu tave supažindinti su tokiu gražiu raudonu čili pipiriuku. Tu sakai, man pagaminsi. Tu man nesakai, ką aš tau sakiau. Pagaminsiu ir nepagaminsiu. Im pipirą, jį reikės ragauti, o aš po to sugalvosiu, kaip tą gaisrą tavo burnoje užgesinti. Aš tik paeisiu gal truputėlį į šalį. Ko tu bijai? Neaišku, kaip čia viskas baigsis to eksperimento. Dar sproksi čia iš aštrumo. Nekandžiu tavęs ir visą pasaulio pipirų, duok greičiau. Gerai. Pažiūrėsim, ką dar myli. Tu gal vandenėlis tau pagelbės? Ne, visai nepagelbės. Nepagelbės? Tai pažiūrėkim, gal citrina? O, Dieve, kaip į tave gera žiūrėt. Bet žiūriu, kad nepagelbė. Gerai. Man nelabai gera. Mes turime pieno. Pienas gal bus tas išvaduotojas iš kančių. Geriau? Aš tavo atsakymą jau turiu. Bet manau, kad išbandykime tai su mūsų bandomaisiais triušiais ir pažiūrėkime, ar mūsų skonio receptoriai vienodi. Asistentai, į studiją. Na ką, mano žavesios asistentės, tu atsikandusi pipirą užsigersi vandeniu, tau paduodu pieną, o tu užsikasi citriną. Gerai? Pasiruošusios? Pradedam. Aštroka. Ir kas labiausiai padeda? Man aštru. Na štai, kaip ir man. Vandens, kad ir kibirą galėčiau užgerti. Citrina šiek tiek nuima deginimą, tačiau tikrai nesirinkčiau šio metodo. Tad jeigu jums kas nors įsiūlytų pernelyg aštraus maisto, neabejotinai griebkite pieną. Ir kuo riebesnis, tuo geriau. Bitės neturi ausų, galbūt todėl jos tokios darbščios, tik jos nelaukia, kad kas jom pasakytų komplimentą. O jei rimčiau, tai oro dalelių virpėjimą jos jaučia savo antenomis bei kojomis. Trečios laidos proga aš ir nesitikėjau gauti bent mažyčio deimančiuko, bet artinantis 30-ai laidai, kai kurie kolegos galėtų pagalvoti apie tai. Na, deimantus myli visi, aišku, moteris ypatingai, nes deimantai yra kieti. Nekalbėk čia žargonu, gerai? Aš ir nekalbu žargonu, iš tikrųjų, deimantas yra pati kiečiausia medžiaga planetoje. Čia įdomu turėjo pasidaryti ir vyrams, tad mūsų reportažas apie tai, iš ko deimantai yra sudaryti, kaip jie yra apdirbami ir kaip vertinami. Mes esame Brangakmenių muziejuje, kur kiekviena moteris pasijustų labai laiminga. Ir šalia manęs yra mokslininkas, geologas ir aistringas brangakmenių mylėtojas, su kuriuo truputėlį ir pasišnekėsime apie deimantus. Taigi, ar iš tikrųjų deimantas yra kiečiausia medžiaga? Taip, tai yra kiečiausia medžiaga ir pramoniai, kadangi nėra kietesnės medžiagos, tai yra pati tobuliausia medžiaga, tiek deimantiniai grąžtai, tiek deimantiniai rieštukai, kad ir stiklam arba abrazyvinė medžiaga poliravimui. Na ir pats jau vertingiausias kaip jau įrankis akių chirurgijoje, tai yra akių skalpelis, būtent su deimantu, nes deimantu tai darant pjūvį akyje nepalieka jų nemenkiausio ramo. Tai pagrindėjais dėl to ir kasamas, nes tas visada mėgstamas, blizgantis deimantukas tai netiek jau dažnai sutinkamas gamtoje. O nuo ko priklauso juvelyrinio deimanto kaina ir kokiu būdu jis skirstomas į karatus? Na, pirmiausia, kada deimantas nušlifuojamas, jam yra suteikiama tam tikra šlifavimo forma. Ir ta klasikinė šlifavimo forma, kada yra apvali, nemažiau 57 sienelės, vadinamas briliantas. Šiaip deimantų charakteristikos, taip vadinamas, yra 4C. Tai tos 4C, tai pirmiausia, tai yra masė, karatai, tai yra kilęs iš ankštinio augalo pupos, kurios labai gražios boružėlės, prieš 7000 metų netgi sverdavo brangakmenius šiom pupom. Na, kadangi šitų pupų yra pavadinimas panašiai kaip tie karatai, tai ir iki šių dienų išliko pavadinimas, o jų masė yra 200 mg. Sekanti charakteristika yra spalva, nes tik tais būdamas deimantas visiškai bespalvis, jisai sugeba atspindėti visą patekusi šviesą ir mes gauname visą degimą.
Sekantis bus švarumas Clarity, tai tas švarumas taip pat turi didelį įtaką tam blizgėsiu. Jeigu tik tais tam deimante bus likusi grafitas, bus įvairūs interpėliai ar kiti mineralai papuolė į vidų, na, šviesa nebegrįžta, spinduliai nebegrįžta ir deimantas taip nebeblizga. Ketvirta, paskutinė svarbiausia charakteristika yra šlifavimas. Jeigu taisyklingai deimantas nušlifuotas, aukščio pločio proporcijos, tai deimantas blizgės ir turės tą blizgėsi, tą vadinamą briliantą. Tai tiek šį kartą sužinojom apie deimantus. Mielas moteris, prašykite vyro, o mėly vyrai, pirkite moteriams deimantus, nes tai ne tik puikia investicija į savo moterį, bet ir verslą, kiek sužinojome šiandien. Laidą pristato draugiškos aplinkai automobilių priežiūros priemonės plovimui be vandens EcoTouch. Laidą pristato draugiškos aplinkai automobilių priežiūros priemonės plovimui be vandens EcoTouch. Pagaliau atėjo laikas ir mano eksperimentams. Paimame skardinę. Taip. Ir... Nu, atkerščiau. gal tu galėjai, kad nors ir originaliau sugalvoti, norėdamas atkerščiau. Ne, labai originalu. Tu paim dabar skardinę. Papurtik ją. Papurtik, nebijok. Trečioj klasėje, dieviai. Visi žinome, vasara, kelionės, ežerai. Visi norime atsigerti kažko šalto ir gaivinančio bei gazuoto. Tačiau papurtę gazuotą gėrimą turi praeiti gerokai laiko, kol galėsime jį atidaryti. Kodėl? Gazuoti gėrimai yra prisotinti anglies dioksido. Todėl, kai pilame gėrimą į permatomą stiklinę, matome, kaip kyla burbuliukai. Tai yra anglies dioksidas. Tad, kai suplakame skardinę, mums tai reikia patrankyti šonus lengvais judesiais, kad burbuliukai atliptų nuo senelio. Ne viršui, ne apačioj, tačiau iš šonų. Ir tada galime puikiai atsidaryti gėrimą. Nu, pabandyk tu dabar. Ne per viršų, ne per apačią. Iš šonų. Puikiai. Aišku, tik tai viena, kad šį eksperimentą galima be vargo pasidaryti namuose. Akis yra sudaryta iš daugiau nei 2 milijonų veikiančių dalių. Įdomu, kas jis visą suskaičiavo? Šiandien mums liko dar vienas, trečiasis, tačiau nemažiau svarbus reportažas. Kalbėsime apie alkotesterius. Tiems, kurie vairuoja išgėrę, turėtų būti gėda ir dar kartelį gėda. Mes apie juos tikrai nešnekėsime, tačiau turbūt esate visi girdėję apie situacijas, kuomet alkotesteris atneša problemų nieko dėtiems žmonėms. Kefyras, gira, dantų skalavimo skystis, dėl jų vairuotojai kartais būna apkaltinti, vartoja alkoholio. Ar tai tiesa? Bandysime išsiaiškinti. Pasiskolinome alkotesterį ir pabandysime išsiaiškinti, ar iš tikrųjų alkotesteris gali fiksuoti promilės kefyro prisigėrusiam ar dantis išsiskalavusiam vairuotojui. Tačiau mūsų įrodymai nėra tvirtas rezultatas, nes daug priklauso nuo žmogaus fizinės bei psichinės būklės. Todėl nusprendėme pasikalbėti su rimtesniais alkotesterių ekspertais. Nieko nerodo. Nulis promilių. Esu visiškai blaiva. Mes esame pas alkotesterių specialistą Marių, kuris mums truputį apie juos papasakos. Tai kaip veikia šis aparatas? Taip, kai jūs vartojate alkoholį, alkoholis pasiskirsto jūsų kraujyje ir kraujo yra atnešamas į smegenis, dėl ko jūs ir jaučiate tą efektą. Tas pats kraujas, reiškia, keliauja ir per plaučius, ir plaučiuose jūs, kai kvėpuojat, iškvėpia tam tikrą kiekį alkoholio. Buvo nustatyta, kad tiesioginis yra santykis, ryšys tarp alkoholio kraujyje ir alkoholio iškvėptam ore, taigi išmatavę vieną mes galim apskaičiuoti kitą. O matau, kad mes čia turim 4 skirtingus alkotesterių modelius.
Kuo jie visi skiriasi, ar tai skirti asmeniniam naudojimui, ar pareigūnam, ar tiesiog? Čia mes turime 3 alkotesterius, kurie skirti policijos naudojimui. Ir vienas alkotesteris, kuris gali būti naudojamas asmeniniam pasitikrinimui arba gali būti naudojamas įmonėms darbų saugos tikslais, sakykime. Patogus nešioti, mažas. O šitas? Šitas tai yra alkoholio detektorius. Jisai nerodo rezultato promilėmis, tačiau su jo pagalba galima labai greitai aptikti, labai greitai patikrinti didelį kiekį žmonių. Pavyzdžiui, policininkai gali surengti reidą, stabdyti absoliučiai visus automobilius ir kas kelias sekundės vis patikrinti naują žmogų. Ar iš tiesų galima įpūsti promilių nuo giros ar dantų skalavimo skysčio? Taip, jeigu jūs pilate savo į burną ar purškite savo į burną alkoholį ir paskui jį iškvepiate į alkotesterį. Alkotesteriai yra jautrus aparatai, kurie iš tikrųjų matuoja alkoholio kiekį. Ir jeigu tas alkoholis atsirado ne iš plaučių, bet burnoje ar gerklėje buvo, žinoma, prietaisas jį gali išmatuoti. Tačiau jau yra alkotesteriai, kurie, sakykime, atskiria burnos alkoholį, burnos likučius nuo alkoholio, kuris atėjo iš plaučių. Kuris tai gali padaryti? Tai būtų šiuo metu jau Lietuvos policijos turimas Dreger alkotesteris. O dar esu girdėjusi, kad alkotesteriai yra montuojami, integruojami į automobilius. Ir kaip tai veikia ir ar tai iš tiesų? Veikimo principas yra nesudėtingas, tai yra jūs turit papūsti alkotesterį prieš užvedant automobilį. Jeigu jūs to nepadarysit, automobilis tiesiog neužsives. Nepaslaptis, kad dauguma žmonių, kol jie blaivus, jie dievagojasi, kad niekada nesėstų už vairo ir tikrai jiem taip neatsitiks. Bet po vakarėlio išgėrę, po keletas bokalų, reikia važiuoti, tamsu, kažkaip šalta, ir žmogus greitai jo tas pasižadėjimas pačiam savo nevairuoti išgėrus kažkur tai dingsta, jis įsėda ir važiuoja. Tai vat, toj situacijai, kai jau pats save žmogus nebegali sukontroliuoti, jam galbūt padėtų toksai prietaisas. Ar mes tokių automobilių turime Lietuvoje? Turime ir galime jums parodyti. Sėdžiu automobilėje, kuriame yra integruotas alkotesteris. Ir kol aš jį nepapūsiu, tol automobilis neužsives. Išbandykime. Neužsiveda. Dabar viską pakartosiu tą patį, tiesiog papūtusi alkotesterį, kaip jis manęs prašo. Mano alkotesterį. Ready for test. Laukiame ir tai rodo, kad aš esu visiškai blaiva. Todėl galime bandyti užvesti automobilį. Užsivedė. O dabar kartu su mūsų žaviosiamis asistentėmis mes išmėginsime alkotesterio veikimą ir patikrinsime, ar iš pažiūros visai nepavojingi skysčiai gali turėti įtakos alkotesterio darbui. Tai yra, mes turime ant stalo giros, šiek tiek kefyro ir burnos skalavimo skystį. Mūsų asistentės, vienos ragaus, kitos skalaus, spjaus ir po to pusę alkotesterį žiūrėsime, ar jis sugebės užfiksuoti bent vieną, ar bent dalelę promilės. Aš kadangi nieko nesu vartojęs ir nieko nežadu vartoti artimiausiu metu, būsiu tas bandomasis triušis, kuris parodys, kad šis alkotesteris kuo puikiausiai veikia. Bandom. Prašau. 0 promilių. Gerai, mielosios žaviosios mūsų laidos asistentės, pats laikas išmėginti jums šį alkotesterio testą. Prašom. Mūsų asistentė išgėrė pilną bokalą giros. Pažiūrėsime, ką parodys alkotesteris. Prašom. Ir alkotesteris mums rodo 0,24 promilės. Prisipažinsiu, kad mane giros rezultatai nustebino. Atėjo laikas burnos skalavimo skysčiui. Prašom. Ir galime bandyti pūsti. Devynis paimtas.
miela asistentė, tu ne tik tai negali vairuoti, bet iš tavęs turėtų būti atimtas ir vairuotojo pažymėjimas. 2,6 promilės. Nuo pirmojo bandymo su skalavimo skysčiu prabėgo 2-3 minutės. Pats laikas šį eksperimentą dar kartelį pakartoti. Miela mūsų asistentė, prašom. Mėginys paimtas. Prabėgus geroms 3 minutėms, rezultatas yra štai toks. 0,07 promilės. Taigi, išmėginome girą, išmėginome taip pat burnos skalavimo skystį. Atėjo laikas visų mylimam, o kartais galbūt ir nekenčiamam kefyrui. Miela asistentė, prašom iki dugno. Taip, asistentės stiklinė su kefyru yra jau tuščia. Galime išmėginti alkotestį. Prašom. Iš visų jėgų, iš visų plaučių. Taigi parodys kefyro testas. Ir testo rezultatas yra štai toks. Viskas. Toks eksperimentas. Galime turbūt daryti bendrą logišką išvadą, kad pavojingiausias kelyje, ką tik tai pavartotas gali būti burnos skalavimo skystis. Gira užima antrąją vietą, na, o išgerta stiklinė kefyro tikrai bus per mažai tam, kad alkotesteris sugebėtų bent kažką tai užfiksuoti. Kuo daugiau sužinau, tuo labiau mane stebina mano kūnas. Jis tiesiog sukurtas tam, kad būtų patogu bei smagu gyventi. Pavyzdžiui, pasirodo, mano pėdos ilgis visiškai atitinka rankos nuo alkūnės iki plaštakos pradžios ilgį. Tikriau aš nesu kokia išskirtinė, jei pamatuotumėt, įsitikintumėt, kad jums taip pat galioja ši taisyklė. Tai dabar ir išmėginsime. Išmatuokime mano asistentės pėdą, kurios ilgis yra 28 cm, tavo išmera yra 40. Spėjau. Ir alkūnės išorinės pusės iki plaštakos pradžios 28 cm. Ši taisyklė galioja, tai puikus būdas matuotis batams. Štai tiek mokslinio eksperimentų ir žinių jums parengėme šią savaitę. O jei norit, kad būtų dar įdomiau, siųskite mums savo klausimus, abejonės ar mokslinius pastebėjimus į laidą. Pamėginsime į jūsų pačius sudėtingiausius klausimus atsakyti kuo paprasčiau. Juk tai laida paprastai apie sudėtingus. Pasidalinkite savo idėjomis ir iki kitos savaitės. Iki! Laidą pristato draugiškos aplinkai automobilių priežiūros priemonės plovimui be vandens EcoTouch.